Sveiki visi ūkio žiūrovai. Važiuojam į ūkį darbuotis su Belarusu. Kadangi naktį lyjo lietus, tai šiandien kulimų nepavyks pradėti. Tai galvoju, gal važiuoju iš Pašiūrės, išsivalysiu mėšlą. Ir jeigu į vakarą gal pradžius, tai gal dar ir kulsiu. Nežinau, reikia bandyti. O darbus daryti vis tiek reikia. Tai reikia bulėm nusivešti šieno, vandens. Ir būtinai reikia jau išsivalyti Pašiūrėse mėšlą. Nes mėnesiukas realiai ir sėja. Tai lekiam darbuotis iki ūkio. O jūs, kol nuvažiuosim iki ūkio, nueikit, paspauskit like, užprenumeruokit kanalą ir gero žiūrėjimo. Kuopėmės mėšlą, bet pradėjo nebekelt Belaruso, o kaušo šakių. Reikia keisti angalį, greičiausiai šitas apatinis. Pakeitėm naują, kiek aš čia pavaliau ir vėl tas pats gaidys. Tai pabandysiu nuimti nuo krautuvo šakių. Ir tėtis tada kažkada atveš kitą, dabar negali. Ką aš čia nedaug ir išvaliau. Bet valau, valosi gerai. Kvapelis. Ohoho. Toks mėšliukas pastovėjęs, tai su tokiu sodriu jau kvapeliu. Geru. Tai va, žodžiu, išsivalysim. Bus ramybėlė. Nu, žiūrim, padėjo ar ne. Op. Negalėjo nepadėt. Nei šitas kitais kašūdas, nežinau ar matos, bet išrovė tarpinėlį. Tai tokie dabar angaliai. Niekam tikė. Nu va ir pabaigiau, žiauriai gražiai išsivalė, labai patenkintas, lengviau valosi perkaitęs mėšlas negu šviežias ir daug greičiau. Nežinau, kada aišku pradėjau, bet manau, kad kokios 3 valandas ir išvalyta, o gal ir tiek nereikėjo. Labai panašiai, apie 3 valandas. Tai va, o dabar galima ką? Pažiūrėti kvietukų. Vietinis ūkininkas sakė 16. Tai jie kulia, bet tai jie kulia pardavimui. Ir ten nėra laiko, kad nekult, reikia kult. Tai va, pas mane kitokia situacija. Man reikia, kad grūdai stovėtų. Aš net negaliu kult drėgnų. Bet mes pasižiūrėsim. Gal iki vakaro ir bus kokių 14, pusė realu, dar 1,5%. O gal ir nelabai jau realu. Besiruošiant tvert laukus gavau labai gerų žinių jums. Tai Agromedia
noriu padovanoti 3 poras marškinėlių mano žiūrovam. Tai skelbiu konkursą. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai būtų užprenumeravus kanalą, žiūrėti Eko ūkį ir parašyti komentarą apačioj, noriu marškinėlių. Išrinksiu 3 nugalėtojus ir išsiųsim ir padovanosim jiem 3 Eko ūkio marškinėlius. Tik tai nežinau, kiek čia viskas užtruks, nes kadangi visi žmonės skirtingą dydį nešioja, tai pirmą išrinksim nugalėtojus, tada susieksim, sužinosim jų nešiojamą dydį, užsakysim ir tada, kai gausiu, išsiuntinėsiu. Tai šiek tiek užtruks, bet iš tikrųjų labai džiugu, kad galim padaryti tokį konkursą. Ir jum įdomiau, ir man įdomiau, tai žiūrim Eko ūkį ir laukiam komentarų. Užsitvėriau žindenės ir pasileidau, atsivežėm bulę miltų. Kažkaip buliai po šitą aptvarą vangiau miltų sėda. Prieda gal žolės labai, nežinau. Bet gauna ir šieno dabar, ir visko. Ir kai kurie žiūriu gerai ėda, kai kurie nelabai. Po nakties, kai atvažiuoji, tai vis tiek nieko nebelieka. Ir dabar ryte buvau sudavęs, irgi nieko nebeliko, bet net ne visi ėda, kažkaip labai keista. Tai žodžiu, šiandien visą rytą prie gyvulių, veršiam vanduo, veršiam miltai, čia išsivalėm 2 girdyklas, pasišėrėm didžiuosius veršiokus ir jau paleisim juos ant vandenuko. Mažinsim pieną po biškį, gana jau 4-5 mėnesiai užtenka ir leisim po biškį ant vandens. O čia neparodžiau, tai pas musgi daug jau visos karvės apsiveršiavusios privedė. Žodžiu, išsivalo tėtis langus kombainą ir bandom važiuoti kultų. Rodo 16 su biškiu, dabar yra 2 valanda, tai kol prasikulsim bus ir 14. Nes ryte rodė netgi ne ryte, prieš porą valandų rodė 18,6, o dabar jau 16 su biškiu, tai iki 4 drąsiai bus visiškai sausi, tai pasimaišys ir bus gerai. Jo, bandysim, važiuosim dabar į 3 hektariukus ir paskui dar 10. Būtų gerai viską nusikult, bet greičiausiai netilps. O jeigu ir tilps, tai labai nepergyvensiu, nes derlių nėra iš tų laukų. O imti reikia juos greičiau, nes ta furiozė, jinai nesustoja ties tom, kad jinai yra, o jinai ir toliau plečiasi. Plius rytoj rodo nemažai lietaus, tai vėlgi gero nieko nebus. Jau lietus, dabar grūdų kokybė tik gadina. Žiūrėsim, kas čia gaunas. Kombainiukas ruošiamas. Šiandien vėjas, 25 laipsniai, tai grūdai tikrai džiūna gerai. Bet taip keista. Kur žolėtas laukas ir kur smėlys visai be žalių, ta pati drėgmė. Kaip suprast, taip dar nebuvo. O vakar ir avižas pamatavau, tai sausesnės kur. Tai 13,9 buvo, bet yra dar žalių, tai dar reikia luktelt. Nes paskui vėl bėdos gali prisidaryti. Dar visai nieko, net ir iš blogiausio lauko motoną birėjo. Čia nepilni 3 hektarai, tai bunkeris yra. Tai dar pakenčiam, važiuojam toliau. Dešimt Donas važiuoja.
kažkas byra. Kol kas turbūt geriausiai. O atrodė, kad nieko gero nebus, bet va bunkeris yra. Ten iš 3 hektarų bunkerą neprikūlėm. Čia 3 hektarai. Dar lauko nenukūlėm jau bunkeris, tai neblogai. Gerai Donas tvarkosi. Donas yra Donas. Šiaip gerai vertinamas kombainas, tik tas, kad rusiškas, va čia visa bėda. Labiau norėtųsi vakarietiško, bet nu ne mūsų ūkiui vakarietiški traktoriai. Arba tokio pat amžiaus, tik tai nežinia kiek kartų brangesnis. Tai varom išsipilt. Nelabai noriai dulka, yra nemažai žolių priemaišų, tai rytoj reikia būtinai atsivalyti. Gaila, kad negaliu va nuvažiuoti, išsipilti ir kad valytųsi, tai būtų čia palengvinimas didelis, bet kol kas tokių galimybių nėra, o ateityje gal norėtųsi. Tai nedaug jau čia liko pabaigti, jau kitam laukelį. Ir bus šiandien 8 hektarai nukulti ir nepilna priekaba. Liūdni reikalai. Nu bet nieko nepadarysiu. Ir jaučiu, kad kai grįšim varysiu dar diskuoti. Nes naktį rodo nemažai lietaus, tai sudiskavus padyks čia biški visos pabiros ir visokie kitokie brūdai. O ten jau, kur diskavo manakart 6 hektarus, tai jau matosi, kad pradžiuvo žemė neblogai ir daugiau žemės matosi, negu kad šiaudų ir visko. Tai va, ten būtų galima dabar pravaryti antrą kartą ir pasėti tarpinius, bet dėl vieno lauko neverta. Šitus dar kai padarysiu, kitą savaitę gal pradėsiu ir tarpinius po truputį sėti. Jaučiu irgi su džendyru, kad šitos nekabinėt, arba nežinau dar daug laiko. Skutikas žymiai geriau dirba. Ir ten gal žemė buvo nelabai tinkama. Sunkesnė, čia va lengvesnė žemė, tai jisai konkrečiai skuta. Nieko nepasakysiu. Gerai, čia šiek tiek lygiau, važiuojam 12. Džendyras galėtų kiek nori važiuoti su 4 metriam diskom, bet užteks 12. O, biški purvyna, bet nieko. Lemba, gražiai dirba. Gal aš blogai buvau susireguliavęs tada. Irgi variantas. Va tik tai mygtuką, diskinis skutikas pakilo, mygtuką nuleidžiam, diskinis skutikas nusileido. Fantastika, trūksta tik automatinio vairavimo ir aš čia iš šitus laukus draskyčiau. Įsigysiu tą vairavimą, su laiku tikrai įsigysiu, dabar dar kol kas negaliu, bet ateityje tikrai. Vėlgi, kas labiau apsimokėtų? Ar įsigyti automatinį vairavimą, ar nusipirkti kalkių, pavyzdžiui, pakalkį? Nu, nežinau. Man atrodo, kad kalkės geriau.
nežinau, žiūrėsim. Bet kokiu atveju, jeigu kalkint, reikia skolintis barstytuvą, o su barstytuvu iš akies nepabarstysi, reikia automatinio vairavimo. Tai va, nei 5, nei 9. Tai ką, pradėjo krapit lietutis. Taip smagiai man čia dirbosi, ten tą 1,5 hektariuko suskutau, atvažiavau čia į didesnį laukelį ir pradėjo krapit. Nu jeigu listai aš čia tikrai nesimakosiu, ten purvynė ir važiuosiu namo. Jeigu lis. Gali gi ir nelyčia. Nežinau. Smagiai čia man einasi. Kad tik tokie darbai būtų. Diskavimas smagus, darbas greitas, gan lygus, mažai krato. Gerai, kaip ir šienavimas irgi, jeigu geri laukai, tai šienaut smagu. Bet tik nedaugiametis. Gal neįsilis, žiūrim, stebim. Realiai panašiai, nu dar daugiau negu pusę lauko liko. Gal ir padarysiu. Dabar iš visas mąstymas esu dėl to antro skutimo. Verta, neverta, nežinau. Ar čia užaugs ką geresnis tas tarpinis pasėlis, kiti iš vis išbarsto ant ražienos ir tiek reikalų. O man kaip ir va užtenka, piktžolės dygsta viską. Žiūrėsiu, pamąstysiu dar. Brangiai kainuoja tas dar vienas važiavimas. Nu blemba, dabar tikrai labai mažai liko ir pradeda vėl lyt. Jo, į pabaigą liko kelios juostelės, tai jau turėčiau padaryti. Smagu. Smagu, kai einasi darbas. Apšvietimas John Deere tai irgi žiauriai geras. Padargas realiai kaip diena, matos. Priekis irgi, dar čia ilgosios yra, o dar geriau gali matyti. Nu labai gerai. Nu va ir baigiam vakarinius darbus. Be 2010 yra dar 3 hektarai, bet jau. O kodėl čia manęs nesimato, ką? Kaip padaryti, kad čia būtų daugiau šviesos. Dar liko 3 hektarai, bet aš jų šiandien jau nesidraskysiu. Nežinau, tingisi. Užteks. Važiuojam namo ilsėtis, pasimatysim rytoj iš ryto, tikriausiai valysim grūdus. Palydėk mane namo. Va, ir einu savo šviesiai namo. Kažkiek laiko padegs ir užges. John Deere'as. Nu gražu. Smagiai praleistas vakaras. Ruošiamės viską valymui, bet šitą tai aš palikau veikiantį. Ta prasme, dirbantį traktorių. Nuvažiavau šakių užsikabinti ir nebedirba. Kaip suprast? Eik tu savo. Belarusai. Vėl masė. Vėl masė. Gerai, einam ardėti. Atrodo, užteko tik tai paveržti. Liuks. Nu va, ir paskutinis maišas šiandien. Išsivalėm priekabą. Tuoj nuvažiuosim, pasižiūrėsim, kokia situacija sandėly jau. Po truputį pilnėja. Žodžiu, visą dieną dirbu,
ir niekaip nepavyksta nieko nufilmuoti. Kaip jums toks pairis? Ryte išvažiavau, pasiėmiau kamerą, bet nepasiėmiau baterijų, išsikrovus. Galvau, kad baterijos mašinoje, išvažiavau, nuvariau iki mašinos, baterijų nėra, tai baterijos namie ir taip ir liko visą dieną. O mes sėjam tarpinius. Ten pasėjau gabaliuką, dabar mama atvežė baterijas, tai tik dabar pafilmuosiu kažką. Bet šiaip jo, daugiau nedirbau žemės. Vieną kartą tik pradiskavau ir visai čia viskas neblogai. Dar sėjamoji kažkiek apdirba ir visumai tikrai puikiai viskas pasėja. Gražiai kažkiek yra garstyčios ridiko ant viršaus, bet tai jinai dygsta ir ant viršaus. Svarbu, kad būtų drėgmės, o kas įlenda į žemę, tai iš karto dygs, nes drėgmės yra. Nes kult negaliu, 19, taip, žodžiu. Be lietaus ir vakar dar gavom lietaus, nu žodžiu. Žiauriai čia neduoda kol kas, bet kviečiam realiai 2 dienų reikia ir viskas. O toliau visokių pamąstymų turiu dėl avižų. Jeigu neblogas derlius bus, tai galbūt bandyt parduoti kaip ekologinės, nes kaina dviguba, vežt nereikia, bet turi būti tikrai sausos, geros ir mažai šiukšlių. Ir aišku, nuvešiu dar mėginį pabandyti. Pirmiausia, nuo to pradėkim, jo. Nuvežu mėginį, tada ištiria, pažiūri, o gal net ir maistinis, kas ten žino. Tai jo, aišku, už šiukšlės atmestų ten viską, nes aš valyti tikrai nežadu. Jeigu, sakykim, ekologinės paima nuo 24 tonų fūrą, tai kur ten valyt, žaist 3 priekabas, tai čia belekiek su mano technologijom. Tai va, o šiaip Vaderstadas labai negiliai paleidęs į dirbimą, tai šiek tiek aplygina ir man to užtenka. Tikrai gražų darbą atlieka. O jeigu dar būtų diskinis įdirbimas, tai vaikeli, kaip gerai būtų. O dar kitas blogas dalykas, kad kompą neturiu čia kur pasidėti, tai be ženklintuvų. Tai kartais biški matau, kad pagrybauju, bet čia irgi ne javai. Tai nieko tokio. Dar vienas laukelis, 5 pasėjom, dabar čia dar 6. Ir žodžiu, aš dar galvojau, kad ten rytoj, pavyzdžiui, pievą atsėsiu vieną 8,5 hektarų tos retos liucernos, turiu sėklos, galvoju paimsiu ir atsėsiu. Bet ašgi susipyliau įsėjamąją 0,5 tonos garstyčių. Tai kol visų kviečių nenugulsiu ir nepasėsiu tarpinių, tol ir pievos neatsisėsiu. Ai, kaip čia negerai gavosi, ką padarys. Tikėkimės, kad čia duos nugultos kviečius per porą dienų, susitiskuosim ir pasisėsim per žolę. Galvoju tą retesnę liucerną įpaišyti dar po 10 kg į hektarą, tai ten ir dobilų, ir liucernos vėlgi, nes liucerna ten laikosi visą laiką, bet tiesiog, kadangi ten ir smėlis, jinai reta. Galvoju, gal kažkiek pagerinsiu situaciją, reikia bandyti. Nebandysi, kitaip gyvenime niekur nežinosi. Tai va, žodžiu, sėjam tarpinius. Šiai dienai tarpinius tokiu būdu, kaip sėju aš. Ir jeigu dar užsipirktume sertifikuotas sėklos, tai
net neapsimokėtų, bet mes tai darom ne tik dėl to, kad apsimoka, o dėl to, kad dirva neliktų tuščia per žiemą. Jinai tuščia ir taip neliktų, bet garstyčia, ridikas kaupia, neleidžia pasišalinti medžiagom iš dirvos, sulaiko ir tą patį sniegą. Pavasarį žemė turi daug daugiau drėgmės. Tai va, žodžiu, bandom, sėjam, žiūrėsim, kaip atrodys sudygus čia viskas. Nu va, pasėtas ir dar vienas laukas. Visai neblogai čia iš tikrųjų gaunasi, piktžolių sudyginimas tikrai garantuotas. Pavasarį jų užvertimas, tai teoriškai mąstant, tos sėklos sudygusios, jos jau daugiau nesudygs. Tai dėl to rudeninis skutimas šiaip žiauriai rekomenduojamas. Tikrai ne pats geriausias variantas yra palikti vien tik ražieną. Čia aš apie ekologinius ūkius kalbu. Įprastiniai visai kita tema. Kai yra purškiama yra viena, o ekologiniam nevažiuosiu per čia. Ten gražesnis keliukas. Ekologiniam visai kitokie reikalai. Nori mažiau piktžolių, tai jos turi sudaiginti. O sudaiginti gali kaip? Judinant žemę. Tai yra skutimas. Rudeninis skutimas yra žiauriai gerai. Bet, tokį palikti lauką per žiemą nieko gero. Todėl labai gerai yra apsėti tarpiniais pasėliais. O dar tuo labiau, kai už tai moka pinigus, tai čia yra nuostabu. Aišku, mažėja su kiekvienais metais ir aišku ateis diena, kai už tai niekas nemokės. Bet tikrai manau, kad bus žmonių dalis, kuris sės. Šiandien ryte dar pasisėjau tarpinių paskutinį laukelį, o dabar atvažiavom kult. Tai čia nusikulėm, vakare diskuojam. Realiai kviečiam 2 dienų dar reikia. Sako, baisus laukai. Tai va čia kitas ekologinis ūkis yra, ribojasi su manim. Gal jau bus ir mano čia šitas laukas. Kitais metais pamatysim, bet vis tiek. Didelis laukas, 15 hektarų. Nu ir visas žaliai. Irgi arta buvo. Iš pradžio atrodė visai gražus kviečiai. Bet iki rugpjūčio paskendo žolėse. Nu kaip ir pas mane. Gal šiek tiek buvo švariau, bet pagal ražieną žiūrint tas pats. Tas pats, o ten nearta. Bet pas mane mėšlo vežta, va kas yra. Varpas didesnis, ženkliai iš karto ir grūdas stambesnis. Čia va kiek pažiūrėjau, tai grūdas toks. Bet jo. Atvarė su Leksionu porą valandų ir nuėmė. Greitai. O mes su savo Leksionu. Ką, tiltas Leksiono lygtais klaso, bet nežinau, gal ir Leksiono jo, nes kombainas 2.5 Leksionas nuo 9.7 berods ir nuo kada gaminamas, tai žodžiu. Jo. O ekologiniam šiukšlių negali būti be žolių. Visą laiką bus žolių, daryk tu ką nori, bus. Turiu tokį lauką 3 hektarai, dabar, jei neklystu, 3 sezonas kaip mano, gal 4, nėra žolių. Bet prieš tai buvo įprastinės ūkis. Nu arba gerai sutvarkė ir ką, ir aš dabar stengiuosi art, sėjomainą viską, nu ir nėra tam laukia žolių. Gal ir įmanoma taip išlaikyti, bet svarbu, kiekvienais metais reikia art. Pavasarį ariau, sėdamas avižas, ir dabar rudenį prieš kviečius vėl arsiu. Mėšlas, arimas, gilus ir sėsim naują veislę kviečių balitus. Labai ankstyva, žiūrėsim, kaip bus. Sako, kad rugpjūčio pradžioje, Liepos pabaigoje jau būna prinokę.
Aišku, šiek tiek vidutinio to aukščio, bet nu Etana irgi neaukšta, va čia kai žiūriu. Visai neaukšta.